Tiesą sakant, su pirmą kartą čionai, tai man tai įspūdis wow. Lima Day organizuotam renginį, aš ją vadinu marketingo švente Lietuvoj. Lima Day, man atrodo, nėra konferencija, tai yra 2 renginiai viename. Gražus pranešimai, įdomios kalbos, inspiracija ir panašiai, bet antroji dalis yra tas, ką aš vadinu, klasės susitikimas. Ir man atrodo, tai yra pati svarbiausia šito renginio dalis, dėl ko tikrai labiausiai verta ir atvažiuoti. Dalyvių laukia ne tik naujausios marketingo tendencijos, sėkmės ir nesėkmės pavyzdžiai, bet ir didžiausias networkingas. Čia galime ateiti ir suskaičiuoti tuos rezultatus, kurių įmonių didžiuojamės, norime išgirsti jūsų sėkmės istorijas ir pasisemti idėjų. Vieta, kur galima pasitikrinti, ar dirbi šiandienos standartais ir ruošiesi rytojui, ar vis dar dirbi praeities standartais. Pranešimai tikrai mus įkvepia pagalvoti, kur yra kiekvieno mūsų komforto zona, tiek darbe, tiek gyvenime. Bijoti reikia labai smarkiai, nes kiekvieną kartą, kai tu darai kažką, kas yra naujo, kas yra nebandyto, baimės bus daug. Ir baimė yra visada geras ženklas. Lima Day tai yra ta konferencija, tai yra ta vieta, kurioje kartą metuose verta susitikti.